Labą dieną, viršininkė. Norėčiau susitarti su jumis dėl susitikimo. Norėjau, kad sakėm, tu gerai. Pirmadienį tarkim. 3 valandą užeisi, gerai? Super. Dėkui. Galiu užeiti? Taip, Karali, prašau, laukiu. Nu, Karali, kokios bėdas, prašau. Dėkui, skambinu, nusikėjo pamūrą. Iš tiesų atėjau pakalbėti apie dabartinę situaciją įmonėje, savo ateitį įmonėje. Turi tam laiką? Jo, taip žinoma. Žinot, aš taip mačiau, vis tiek jau porą metų esu čia dirbęs ir galvojau, galbūt šiek tiek būtų įmanoma kalbėti apie mano atlygį, atlyginimą. Pats žinai, Karali, kad dabar yra sunkus laikai mūsų įmonė, bet na, ateity, žinai, gal ir pagerės. Jo, aš pilnai suprantu tą krizės situaciją, bet aš padariau tyrimą apie vidutinės algas mūsų rinkoje, būtent mano profesijos pardavimų vadybininko. Štai čia turiu to tyrimo rezultatus, galite peržvelgti. Aš matau ir tavo veiklos rezultatai yra, ne? Taip, padariau taip, kiek savo pardavimus per pastarį mėnesį ir galvoju, kad vis tiek mano atlyginimas yra šiek tiek mažesnis negu vidutinis atlyginimas rinkoje. Galbūt galite apsvarstyti tą situaciją. Tai žinoma galiu apsvarstyti, bet tai žinai, ir mūsų algas nedidelės, reikia visiems dažus įsispausti. Nu, va, kaip matote, čia lentelė matosi mano pardavimų rezultatai, kad jie vis kyla per pastaruosius metus, tai kyla pakankamai ženkliai. Ir galvoju, būtent tas atlyginimas mane motyvuotų dirbti dar labiau, vos veiktų kaip įmonės motyvacinė sistema ir galėčiau dar labiau pakelti įmonės vidutinę vertę. Žinai, Karali, aš tau visgi nepakelsiu to atlyginimo tavo fiksuotą, bet galim susitarti dėl priedų prie algos, ar ne, nuo pardavimų galėsi. Tarkim, man tai labai teisina. O apie kokį procentą kalbame? Nu, aš manau, nuo 5 iki 10. Aš galvoju, šiaip apie 15, vis tiek pardavimai nėra taip lengva. Žinau, Karali, pats žinai, sunku dabar, 15 dar ne šiandien. Nu, bet tarkim, 10 būtų įmanoma. Jeigu tai. Linkęs į mažesnę pusę, aš kaip iš darbdavio pusės. Tada leiskim 8, ne? Dabar čia tarkim pirmus metus. Na jo, tai žiūrėsim kaip situacija. Gerai, Karali, tariamas taip, kad 8% prie tavo fiksuotą atlyginimą. Tinka taip, ar ne? Jo. Tada skambinsi personalo vadovui, praneši viešai, kad tu ateisi, pakeis tavo darbo sutartį ir bus viskas iššūna. Taip, man čia viskas tinka, bet ar būtų galima dar po kurio laiko ateiti pas jūs gal apšnekėti tą situaciją, galbūt galima būtų pakeisti į geresnę pusę. Ką, aišku, pradžioje reikia susitarti, jau. Gerai, super. Tikrai, aš tenais pagalvoti, šnekėsim, gerai? Gerai, prašau. Dėkui. Sveiki.